Tėvai turėjo 40 hektarų žemės ūkį. Mes užaugome 6 vaikai, 3 bernukai, 3 seserys. Pats jauniausias iš visos šeimos. Ir dar caro laikais man galimybė baigti rusų dviklasį pradžios mokyklą Linkuvos. Ir pasirengti, išvažiuoti į Mintaujos gimnaziją. Ar tais laikais daug jaunimų eidavo į mokyklą šios apylinkės? Daug, palyginus, kas tik tai galėjo, mokykla buvo labai parpildyta. Į pradžios mokyklą ir aukštesnioji tokia dviklasė mokykla. Tai rusai nedarė varžymų lietuviam ūkininkaičiams stoti į mokyklas? Nebuvo daroma. Kas galėjo leisti, leidė. Bet žinoms, mokykla buvo rusiška. Lietuvios mokyklos tik vieną pamoką per savaitę tebūdavo. Bet nežiūrint to, mes mokėjome, išmokome greta rusų kalbos ir lietuvių kalbos, kaip tai pabėgo, pranyko. Tada Linkuvos ir apylinkės apsaugą susiorganizavo vietiniai kariuomenė tarnavusieji vyrai, vadovaujant Jonui Lingei.